Sveiki visi. Labai noriu padėkoti jums visiems, kurie esate mano matematikos kanale, kurie žiūrite video, komentuojate, laikinate, dalinate su draugais ir taip toliau. Aš noriu padaryti šitą video pasveikinti laimėtojus, kurie laimėjo šituos Amongusus, tai labai džiaugiuosi, sveiki, net 4 atiduosiu. Ir pasakysiu visų vardus pabaigoje video, tai čia video bus labai trumpas ir noriu visus paminėti, kurie komentavo, nes ačiū, kad komentavote. Bet labai noriu pasakyti, kaip šitas kanalas atsirado iš viso. Tai yra labai juokinga istorija. Nežinau, kiek juokinga, šiek tiek juokinga istorija. Aš kažkada mokiau mokykloje, tokioje demokratinėje mokykloje. Ir tenais prasidėjo karantinas. Ir aš galvojau, kaip čia patogiau rodyti viską, mokyti ir panašiai. Ir aš galvojau, mokau per mūsų Teams programą, viską mokau. Ir galvojau, kaip turėti medžiagą, kad galėtų mokiniai turėti visą teoriją, nebūtinai gyvai, bet galėtų ir pažiūrėti vėliau visus dalykus. Tai aš nusprendžiau pradėti kelti YouTube'ą dėl savo vienos klasės. Dėl vienos klasės, tenais mažai vaikų, sukūriau šitą kanalą. Ir tada baigėsi karantinas, aš video palikau visus, nieko su jais nedariau. Ir po metų pažiūrėjau, kad kai kurie video turi 20 000 peržiūrų, kad yra tenais 500 subscriberių ir taip toliau. Ir aš pamačiau, kad tikrai šitokių pamokų kažkam reikia. Tai aš labai džiaugiuosi, kad jums yra įdomu, kad jums yra aktualu, jūs įkvėpėt mane kurti, nes aš matau, kiek daug pozityvumo, kiek daug naudos jūs gaunate ir galiu jums sukurti. Aš ten tokiu kolegą mokytoju Vytautu kalbėjome, kad yra smagu kuo daugiau gauti, kuo daugiau pasiekti, kuo daugiau išmokyti žmonių matematikos, kuo daugiau žmonių padėti. Ir aš galvoju, kad šitas kanalas visai puikiai veikia. Šitas kanalas visai padeda jums mokytis ir užduoti gerus klausimus ir temas, kurių norit mokytis. Būtent dėl to padariau video, kur jūs laimėjote šituos Amongusus, kur aš paklausiau, kokių norite temų, kokių norite video kitais įrašais. Tai va, ir aš noriu padėkoti visiems, kurie komentavo. Tai buvo Martas, Korpis, Gustė, Valdas, Kuds, Urte Bar, Armandas, Rusnė, Gabija Kaštonas ir Bananas for Games. Ačiū visiems šitiems komentavusiems su pasiūlymais ir noriu padėkoti 4, kurie surinko daugiausia balsų, reiškia reikalingiausios temos buvo. Tai noriu padėkoti Augustai R. Su tema laipsnį keliame laipsniu, puiku, Nick Cashui su tenais pora X, standartinės skaičiaus išraiška, labai gera tema, padarysim tą video. Gerdai noriu padėkoti už Pitagoro teoremą, super tema, bus Pitagoro teorema, labai gerai. Ir norim Ugniai Bend padėkoti už sveikuosius skaičius. Beje, sveikiai skaičiai yra vienas video, bet padarysim truputį daugiau. Tai va, visai įdomu, kad nemažai temų, kurias siūlėte, jau yra mano kanale, tai galite pasižiūrėti, galbūt bus kažkas jums aktualu. Tai va, ačiū labai, kad žiūrite, man yra labai smagu, aš esu dėkingas, kad šitas kanalas gyvuoja ir norėčiau, kad gyvuotų ir toliau. Tai ačiū, kad esate tokie nuostabus. Tai va, ir kažkas klausė poros klausimų. Tai pirmas buvo, ar nenusibosta mokyti tų pačių dalykų kiekvienais metais. Tai ir taip ir ne, labiau iš tikrųjų ne, nes vis tiek ir pats kažko mokaus, naujų paaiškinimo būdų, naujų uždavinių, pats daugiau uždavinių sukuriu ir plus skiriasi mokiniai. Kiekvienais metais vis kiti mokiniai su vis kitais iššūkiais. Tai toks įdomu, toks truputį netikėtumas, kaip spręsti, kaip padėti, nes reikia rasti būdą kiekvienam mokiniui kažkaip paaiškinti. Tai va. Ir dar buvo klausimas, ar smagiau mokyti gyvai, ar mokyti online, nes dabar dirbu klasėje, o prieš tai dirbau porai mokyklų. Galbūt grįšiu į mokyklas, nes dabar gyvenu kaime, kur nėra mokyklos. Tai va, tai abu dalykai man patinka. Man labai patinka gyvai mokyti, tai būti mokykloje, nes mes nuolat tais mokiniais ir bendraujame, ir žaidžiame, ir veikiam dalykus, ir Pokemonų kortelėmis žaidžiam, ir Pokemon Battle turime, ir taip toliau.
ir labai smagi man mokytojų bendruomenė, pabendrauti, tik mokytojų kambariuose ir visa kita. Bet man patinka mokyti ir per nuotolį, man patinka, kiek daug žmonių gali būti pasiekiami, man patinka, kad aš galiu labai aiškiai išdėstyti pamokas, man nebūna tiek daug pertraukimo kaip mokykloje ir taip toliau. Ir dar nereikia niekur važiuoti, tai yra irgi didžiulis pliusas. Tai tiek. Ir beje, jeigu turite man klausimų apie ką nors gyvenime, gali drąsiai paklausti po šituo video ir aš kad nors padarysiu video, kur atsakysiu į visus klausimus. Tai tiek. Ačiū Jums, būkite laimingi, komentuokite, žiūrėkite, laikinkite ir subscribinkite šituos video. Labanakt.